Na ką, turim dar vieną užduotį. Dabar reikia atimti du vektorius. Iš vieno atimti kitą. Iš AB atimti CB. Taigi turim AB vektorių. A pradžia, B pabaiga. AB, ne BA, o AB. Būtent pradžia yra A, pabaiga yra B. Pradžia A, pabaiga B. Iš jo reikia atimti vektorių CB. CB, pradžia C, pabaiga B. Dabar taip gaunas, kad jie abudu žiūri į vieną tašką. Ką reikia daryti pirmiausiai? Pirmiausiai reikia iš atimties padaryti sudėtį. Kai padarysim sudėtį, sudėti du vektorius mes jau mokame. Todėl bus labai nesudėtinga tai padaryti. Bet pradžiai turim iš atimties padaryti sudėtį. Kaip tai padaryti? AB perrašom, nes AB ir taip yra su pliusu, ar ne? CB yra su minusu, dėl to perdarysim jį. AB perrašom, o vietoj minuso rašom pliusą. Darom sudėtį iš atimties. Rašom pliusą. Buvo minus CB, dabar turi būti kažkoks vektorius su pliuso ženklu. Kai keičiam, čia labai svarbu, paklausykit, kai keičiam ženklą prieš vektorių, pasikeičia vektorius kryptis. Arba kitaip, pradžios taškas buvo C tampa B, pabaigos taškas buvo B tampa C. Tai reiškia, kad iš vektoriaus CB patapo vektorius BC. Ar ne? Kaip taip atsitiks brėžinyje? Čia buvo pradžia, čia buvo pabaiga. Rodyklė buvo į kairę pusę. Reiškia, rodyklė bus ne į kairę, o į dešinę pusę. BC. Pradžia B, pabaiga C. Čia bus taškas. Čia jeigu išsitrintų tas žalias pieštukas, tai aš galėčiau jį ištrinti, bet pastebėjau, kad trinasi gerai tik tai nespalvoti pieštukai. Tai va, čia jau yra žaliojo trikampio pradžia B, pabaiga C. Rodyklė pakeitė savo kryptį. Ir ką gaunam? AB plus BC. AB plus BC. Man atrodo, sudėtį jau mokame atlikti. Jeigu nemokame, pažiūrėkit prieš tai sukurtus mano video ir išmoksime. Mes žinom, kad jeigu norim sudėti du vektorius, tai prie pirmojo vektorio pabaigos pridedam antro vektoriaus pradžią ir atsiranda naujas vektorius, kuris simbolizuoja šitų dviejų vektorių sudėtį, kuris eina iš pirmojo vektorio pradžios į antrojo vektoriaus pabaigą. Štai taip. Nulūžo. Na gerai. Žiūri iš pradžios, čia yra pradžia, o čia yra pabaiga. Tai ką mes gauname? AB plus BC lygu naujas vektorius AC. Ne CA, AC iš pirmojo vektorio pradžios į antrojo vektoriaus pabaigą. Tai dar kartą, ką mes padarėm, turėjom atimtį. Iš atimties, iš to minuso ženklo, perdarėm į sudėtį. Kai perdarėm į sudėtį, sukeitėm raideles. Buvo CB, minus CB, o gavosi plus BC. Na va, o sudėtį mes jau atlikti mokame, brėžime naują vektorių ir gaunasi, kad AB minus CB lygu AC. Dar kartą galim persirašyti iš naujo. AB minus CB lygu AC. Tai tiek.